liutauras? Parlez-vous français? Nešneka? Man sakė ir prancūziškai. Juokauju, aišku, bet čia būtent yra pirmoji pristatymo dalis, kad jums parodyti paprastus dalykus akivaizdžiai. Kai kada mes tiesiog nesuprantam, nors labai norėtumėm ir labai stengtumėmės. Taip. Taigi, kalbėsiu lietuviškai. Versti iš tiesų reikia iš daug kalbų, jūs patys esat neblogi vertėjai. Daugelį atvejų sėkmingai, aš čia daugiau moksleivius kreipiuosi, daugelį atvejų sėkmingai susišnekat su tėvais, nors jūsų kalbos yra totaliai skirtingos. Jūs sėkmingai susišnekat su seneliais, netgi kokiais nors, pavyzdžiui, autobuso vairuotojais arba net dviratininkais. Mūsų visų profesija mums užduoda tam tikrą štampą, mūsų gyvenimo kaukė arba ta rolė, kurioje mes gyvenam, yra apsprendžia, kuo mes gyvi ir kaip mes priimam informaciją, kuo mes mokom užsiimti. Kai jūs išeinat ir kai jūs bendraujat kieme, jūsų žodžiai, jūsų veiksmai yra visiškai kitokie, negu kai jūs sėdite prie kalėdų stalo kartu su savo šeima. Ar aš klystu? Daugelį, tikriausiai taip yra. Ir su draugais leidžiat daugiau, negu leistumėt, pavyzdžiui, net ir didžiausio atvirumo akimirką su tėvais. Lygiai taip pat ir mokytojams ta pati žinia. Jūs galite būti patys protingiausi mokytojai, patys geriausi, bet jeigu vaikai jūsų kalbos nesupras, tai irgi yra bėda. Ir čia aš pradedu nuo paprasto dalyko. Kas jūs bebūtumėt? Ar jūs pristatytumėt projektą, sudėtingą, protingą, gerą, išbaigtą toliau, ar jūs būtumėt vertintojai, ar jūs būtumėt mokyklos administracija, ar jūs būtumėt toliai, visi mes susiduriam su paprastu dalyku. Mūsų niekas nemato, vaikai mūsų negirdi, mūsų darbo niekas neįvertina ir taip toliau. Ir čia aš turiu jums du sprendimo kelius. Aš paskui, kam įdomu, aš papasakosiu, parodysiu, kur galite ieškoti plačiau ir daugiau, bet aš pradėsiu nuo paprastų dalykų. Yra, jeigu taip labai supaprastintus, bet koks įtikinėjimo kelias gali būti skaidomas į dvi dalis. Protingas arba nelabai protingas, bet labai emocionalus. Aš galiu čia pradėti dabar verti, ne? Ir jūs, nemaža dalis jūsų manęs pagailėsit ir dėl to kažką man palaikysit, pritarsit, ar dar kaip nors pritarsit, kad taip yra. Arba aš galiu pradėti aiškinti, kad aš čia taip labai protingai suskaičiavau, čia viskas įrodyta, mokslas tikrai taip, nieko diskusijų nėra, alternatyvų negali būti, scenarius B, scenarius C, išnagrinėti viskas yra. Tai vat apie tai, kaip spręsti tą problemą ir kalbam. Pirmas, tam, kad jūs kažkas tai išgirstų, kad jūs kažkas tai susidomėtum, aš šiek tiek girdėjau paskutinį pranešimą, jūs man darot tyrimus įvairius. Ir visada bet kokiam darbe pritrūksta kažkuriam etape rankų. Trūksta, kad kažkas nueitų, kad kažkas perneštų, kad kažkas kažką įrašytų, išsiųstų, pakalbėtų ir taip toliau. Ir jums reikia paprasto dalyko – pritraukti naujas rankas. Ar į savo komandą naujo žmogaus, ar kažkokiu daugiau mokytojų, ar administracijos pagalbos, ar dar kažką. Tai žinokit, jeigu jau mes einam tuo protingų keliu, tai tas protingas kelias sako, visi mes darom protingus žingsnius dėl kažko. Kas tas kažkas gali būti, ne? Ir aš čia užbėgsiu, parodysiu dalį tokį, iš kur tas motyvas atsiranda, kaip jis gali susidėlioti. Nes tai jums yra, kaip sakau, užuomina arba patarimas, kaip jūs savo pritraukimą galite pagrysti. Žiūrėkit, čia tau turėtų būti įdomu. Ne? Angliškai daugelis iš jūsų skaitot, bet aš vis tiek lietuviškai pabandysiu dar paaiškinti. Čia vėlgi didelio paveikslo dalis, aš tiesiog jį iškirpau, bet parodyti. Ne? Tai tam, kad kažkas tai būtų motyvuotas kažkuo tai užsiimti, gali būti keli dalykai. Asmeniškai suinteresuotas. Kažkas asmeniškai svarbu.
man svarbu gyvūnėliai ir aš noriu tirti, vat, kiek gyvūnėlis kada prabunda po žiemos, kada jis užmiega prie žiemą. Ir man tas įdomu. Gali būti tas asmeninis susidomėjimas labai paprastas. Nu, man reikia trimestre 1 balų daugiau, ne? Man neužtenka tų 9, man reikia 10, arba man, nu, bent jau išlaikyti, kad įskaityta būtų. Tai vėlgi tai yra asmeninis susidomėjimas. Ir šito vietoj, kai jūs kalbat su Onute, Petriuku ar bet kažkuo kitu, tas žmogus turi kažkokį susidomėjimą. Kažkuo, ko jūsų dalykas, ką jam siūlo, gali jam būti naudingas asmeniškai. Gali būti apskritai kažkokia tai asmeninė atsakomybė, ne? Nu, mes esam jautrus, mes esam galvojam, kad gamtą reikia saugoti, ne? Na, dabar, kiek žinau, nebebūna tokių jau nacionalinių didelių, ten tų pavasarinių tvarkymosi akcijų, ne? Bet anksčiau ten būdavo, kaip ten vadinasi. Dalyvavo, tai reiškia, gerai. Aš irgi dalyvau 1 kartą. Kodėl nedalyvau 2 kartą, kodėl 3 kartą? Motyvacijos netrūko, ne? Tai daugelis iš mūsų tą asmeninę atsakomybę, pavyzdžiui, ypač prieš gamtą, jaučiam tiesiog. Mesgi puikiai suvokiam, kad nuo vienos mūsų išneštos arba išmestos nevieduškitas tragedija neįvyks. Nuo vienos, ne? Bet jeigu mes sistemiškai tą pradėsim mėtyt, na, žiūrėk, gausim vaizdelį, kurį mes dažnai, tie, kurie esat keliavę, pavyzdžiui, į tolimuosius rytus, kai ten gamta nuostabi, kai tik tai pažiūri už Instagramo nuotraukos šalia, pamatai, kad bėda yra didžiulė ir ten gamtos niekas nesako. Tai vat mes asmeniškai susidomime. Ir čia taip toliau, nesivelsiu, čia aš pasakysiu, iš karto pasakysiu, tų priežasčių sąrašas yra labai didelis, aš jas nespėsiu tiesiog viso kalbėti, tiesiog pagrindinius akcentus sudėliosiu, kad jūs turėtumėt, o kam įdomu, aš pateiksiu nuorodą, galėsit detaliai nagrinėtis. Tai šitoje vietoje pirma pagrindinė žinia, tam, kad kažkas jumis susidomėtų, turi turėti motyvą. Gali būti asmeninis, gali būti pareigos, gali būti tiesiog funkcinis, pavyzdžiui. Jeigu jis yra mokytojas, jisai, pavyzdžiui, turi daryti kažkokius dalykus. Jeigu jis yra administracijos direktorius, tai jis turi kažką tenai rūpintis. Ir taip toliau, taip toliau. Vėl užbėgimas, toks šuolis, greitas tiesiog įsivaizdavimai. Bet kaip įsivaizduokit, čia yra žargonų, toks yra vėl, jūs nesuprantate žargoną, ne? Stakeholderiai, arba tos interesų grupės, kurios vienaip suinteresuotos. Tai va, čia yra teorija, vadybos teorija, yra pritaikyta organizacijai, įmoniai, bet tai taikoma, tam gali būti pritaikyta bet kam. Bet jūs užsiimat kažkokiu tam duomenų rinkimu, ne? Jūs turit šitą veiklą, kažkam tai yra svarbu. Nu, svarbu Linešai, pavyzdžiui, ne? Svarbu jūsų mokytojai, svarbu jūsų tėvams, jūs dar kažką. Tai va čia šitas visas spektras, visas žiedas leidžiam pagalvoti, kas tai galėtų būti. Ne? Pavyzdžiui, pirkėjai. Nu, jūs kaip tokių pirkėjų neturite. Ar turite? Tiesioginių pirkėjų neturite. Ne? Bet kažkas už jūsų pastangas vienokią ar kitokią kažkokią grąžą suteikia. Ne? Ar ten koks nors didelis fondas, ar jūs pakviečia į kelionę, ar ten vasaros atostogas, ar dar kažkas. Ne? Visur mes naudą galim, tai va šitą vietoj kažkas, arba jūs kažkam kažką parduodat, arba iš jūsų galite. Darbuotojai, komanda jūsų, ne, kiek jūs turite irgi galvoti, kaip jie gali būti suinteresuoti, kaip jie gali. Tai tiesiog vėl užbėgsiu pamąstymai, ne, kiek čia yra, 1, 2, 3, 6, 9, 11 skirtingų grupių. Vėl gyvenimai jų gali būti labai daug, labai įvairių. Tiesiog įsivaizdavimai. Jūsų mažų projektukų, kurius darot mažą darbą, gali ir domėtis labai daug žmonių. Neužsidarykit savo dėžutį, neužsidarykit savo kambarį, o galvokit plačiau žiūrėti. Ir tas gali būti suinteresuotas prisijungti, ir tas gali būti suinteresuotas padėti, ir tas. Šitoj vietoj išeikit, iššokit iš tos dėžės. Antras, ir gal dar svarbesnis yra dalykas, įgūdžiai ir žinios. Aš jau parodžiau. Jeigu aš kalbėčiau nors baškirų kalba, nežinau, kokia yra, vargu balo, čia kas nors bent vienas žmogus suprastų. Prancūzų aš čia galvočiau, kokie 5 iki 10 žmonių gali visai normaliai suprasti, jeigu aš šnekėčiau prancūziškai. Jeigu aš šnekėčiau angliškai, suprastų, 80% iš čia sėdinčių.
Tai čia yra paprastas įgūdžių dalykas. Kitas paprastas dalykas, kai jūs kalbatės, dažna klaida dabar būna labai. Oi, tai mes šį ką darom, tai čia mes Facebook'e paskelbsim ir visi mus pamatys. Mano paprastas klausimas. Kaip jūs galvojat, kiek yra reguliariai Lietuvoje naudojančių internetą žmonių? Nuspėkit. 70, 50, kitų variantų? 98? 30. Ja, tai iš tiesų vidurkis tam skirtingi tyrimai rodo skirtingai, bet nuo 50 iki 60%. Kitaip tariant, jeigu jūs paskelbsit kažką apie save tik tai socialiniuose tinkluose arba apskritai internetinėje erdvėje, tai tikimybė, kad jūs išgirs, yra grubiai tariant pusė. Jūs iš karto pusę savo komandos narių, rėmėjų, pagalbininkų, bet ko prarandate. Dėl vieno paprasto sprendimo. Dėl to, kad jūs nepagalvojat, kad yra daugybė žmonių kitokių nei jūs. Iš jaunų, iš moksleivių sėdinčių čia, aš esu tikras, kad 99%, tai praktiškai visi čia sėdintys vienaip ar kitaip internetu naudojantis. Mokytojai irgi, aš dabartiniai mokyklai irgi įtariu, kad didžioji dalis naudojasi. Ne? Bet jeigu jūs ateitumėte į kokį nors, pavyzdžiui, yra toks seniorų klubas Bočiai. Ne? Į seniorų klubo Bočiai susirinkimą, taip, ten irgi seniorai tokie pažangus, tai irgi ten pas juos bus ne 50-60, gauna kokie 70%. Bet bus bent trečdalis, kurie nesinaudoja dėl įvairiausių priežasčių. Seniorai gali tiesiog jau būti akis, pavyzdžiui, per silpnos, jie nebegali normaliai naudotis kompiuteriais. Dėl paprastų priežasčių. Lygiai taip pat ir jūsų savo veikloje, pavyzdžiui, galite turėti daugybę savo pasiūlymų, kurie turi specialių įgūdžių, poreikių ir kurie negali dalyvauti paprastai, pavyzdžiui, jiems reikia kažkaip kitaip pateikti informaciją. Ne? Tai va šitoje vėl grįžtam prie mano paruoštukų. Pažiūrėkime, kas yra, kada žmogus gali kažką tai nagrinėti arba įsigilinti į tai, ką jis turi motivaciją, jis nori prisidėti, jam klimatos kaita svarbu. Ne? Pavyzdžiui, ar jis sugeba suvokti, apie ką kalba? Turiu aš skirtingo amžiaus dukras, mergaitės porą ir vieną trimetį. Ne? Tai tam, kad aš galėčiau su tuo pačiu, pavyzdžiui, pasiūlymu nueiti pačiuožinėti ar dar kažką ateiti pas vieną ir pas kitą ir tikėtis, kad jos visos pritars, misija neįmanoma. Aš turiu vieną sudominti arba jai papasakoti, ką mes ten darysim su tuo čiuožinėjimu vienaip. Mergaitėms aš turėjau pasakoti visiškai kitaip. Ne? Va čia po čiuožinėjimo, ten dar bus pasidėsim pizzerijoje, gasim dar pizzą, dar kažką, ne? Jos priima informaciją kitaip, negu tas trimetis vaikas. Lygiai taip pat ir jūsų atveju, jeigu jūs kalbate apie sudėtingas problemas, rodėt keletą, ne? Tai aš taip pat paklapsėjau, prisimenu, kad mokykloje irgi kažkada buvau, kad irgi galiu ten suprasti, kas yra mikroplastikas iš bendro išsilavinimo, ne? Bet jeigu man reikėtų pamatuoti, arba, pavyzdžiui, net ir, ką čia paprasta, matmenis jo nustatyta, ne? Man jau reikėtų paplušėti, pagalvoti. Tai šito vietoj, aš vėliau pasakosiu, bet tam, kad žmogus galėtų suprasti, ką jam siūlo, jis turi turėti tam tikrus įgūdžius. Jeigu aš jums pradėčiau siūlyti dabar, ką čia dabar galėčiau jums pradėti siūlyti, kažką, pavyzdžiui, iš 12 klasės, iš 4 gimnazinės klasės kursų, ne? O jūs esate, tarkim, dar tik tai iš 7 arba 8. Natūralu, kad jūs dalyvauti 12 veiklose negalite kaip tokie. Ne? Ir tarsi ir norėtumėte, ir prisidėti, ir fainai, ir čia ir chebra, ir draugai, ir taip toliau, bet ne. Nevažiuoja ir viskas. Vėlgi, paimkim, ne? Reikia, pavyzdžiui, ar žmogus, kad galėtų įsigilinti, ką jam siūlo, pavyzdžiui, jis turi būti sugebėti nuo šurmulio atsitraukti. Ne? Tai jeigu jūs su savo kažkokią idėją ateinat per pertrauką į klasę, kur visi bėgioja, triukšmauja ir niekam neįdomu, kas čia atėjo su kažkokiu nauju pasiūlymu prisijungti prie kažkokios komandos, būtent distraction free, ne? Pertraukos metu vidutiniai klasiai priešingai. Totalus priklausomybė nuo triukšmo, nuo informacinės šiukšlių visokių ir taip toliau, susitelkti ir pagalvoti apie ką šneka, neįmanoma. Lygiai taip pat ir jeigu jūs, klasikinė situacija, pavyzdžiui, kada aš išgirstu, kad, pavyzdžiui, kuriai nors dukrai reikia ko nors į mokyklą. Aišku,
5 minutės prieš išvažiuojant į mokyklą. Ne? Tai per tą laiką, kad aš galėčiau kažką tai sugalvoti, surinkti ir surasti namie, ir tai tam, nežinau, nuo plaktuko iki kokį nors dažų, ne, prisireikia. Nerealu, 5 minutės. Aš neturiu galimybės taip greitai sureaguoti. Ne? Tai vėlgi, jūs turit galvoti, su kuo jūs šnekatės, ar tas žmogus sugebės tuo metu jūsų išklausyti. Nu, pavyzdžiui, mano amžinatės viena močiutė buvo aktyvi katalikė, ne? Tai jeigu aš pas ją būčiau nuėjęs kokią nors ten sekmadienį per pietus mišių metu, tai natūraliai man būtų sakius, keliai, ateik, rytoj, vakare tikrai pašnekėsi. Tai su bet kuo išnekėtumėt, visi žmonės turi įvairiausių savų reikalų. Jūsų reikalas gali būti pats didžiausias, svarbiausias jums. Kitiems žmonėms yra svarbiausiai jų reikalai. Tai jeigu jūs norit kažką jiems įrodyti, įtikinti, jūs visada turėtumėt galvoti, kaip persikūnyti, kaip atsistoti į kito žmogaus vietą ir iš jo vietos pagalvoti, kas jam galėtų būti svarbu. Tai grįžtant prie dviejų dalykų, jeigu jūs galvojat, kad norite įtikinti protingai, pirmas dalykas, jūs turite sugalvoti motyvą, kodėl tas žmogus turėtų apskritai, jam tas galėtų rūpėti. Antras žingsnis yra, kaip ir kada jam tą pateikti informaciją tokiu metu, kad būtų viskas gražu. Čia vėlgi iš savo dukrų tokių gyvenimiškų istorijų, man atrodo, čia daugelio moksleivių gyvenimas taip teka, ne? Žiūrėkit, kada jūs prašot ko nors, ne? Kada moksleiviai prašo ko nors tėvų? Kai tėvai maloniai nusiteikia. Kai jūs gaunat 5 arba gaunat kokį nors 4, vargu bau, ar jūs ateinat su prašymu išleisti mane savaitgalį, ten nežinau, į kiną ar į PC ar dar kažką, ne? Bet jeigu jūs gaunat 10, tai po 10 žinios jūs labai tikėtina, kad ateisit ir gausit teigiamą atsakymą. Vėlgi, kaip tas paaiškinti? Labai paprastai. Žmonės tuo metu būna pasiruošę jūs išgirsti labiau, negu tada, kai jie būna pikti. Bet čia aš natūraliai perėmiau ir pradeda toks miksas darytis prie kitos dalies, tai yra prie emocijų. Jeigu taip kaip kairiai pusėje jūs matėt tą racionalų, protingą argumentavimą, dešiniai pusėje yra emocijos. Kiekvienas iš mūsų galvoja, kad mes esam protingi žmonės ir mes taip, mūsų visi protingi sprendimai priimti protingai, mes čia viską apmąstom, apgalvojam, palyginiam, pasveriam, čia, kas galėtų ginčytis. Tai aš galiu jūs nuvilti, mes esam tokie grinai emocionalūs gyvuliukai. Mūsų didžioji 99+ veiksmų yra pagrįsti emocijų. Ir tie emociniai sprendimai ateina iš įvairiausių dalykų, draugų aplinkos. Bet pagalvokit, paskutinį kartą, kai ėjote į filmą, ar jūs buvote iniciatorius? Daugelį atveju jums kažkas pašnibždėjo, šitas filmas neblogas, šitas neblogas. Ne? Gal čia eina, ne, į tą aš neįsiu niekada, bet į tas gal, ne? Draugai. Ar draugai yra kino filmų ekspertai? Aš drįsčiau abejoti, ne? Aš taip, kažkas yra, turi draugų, kas yra profesionalūs kino kritikai, taip toliau, visus kino pavasario filmus yra matę ir taip toliau. Bet didžioji mūsų draugų dalis su kino filmu turi panašų santykį kaip mes. Mėgėjai. Bet nepaisant to, draugų spaudimas yra labai stiprus. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, norite į savo komandą pritraukti dar porą kitų žmonių, tai lengviausias dalykas – traukti draugus. Tiesiog. Kartu suolę sėdit, važiuoja kaip čia aš užsiminėjai, čia faina, čia mes važiuojam ten, tada darom tą, susitikimas toks, galim tą. Žiūrėkit, tikimybė pritraukti draugą yra kartais didesnė negu visiškai nepažįstamų žmonių. Kitas dalykas, vėlgi čia tokių manipulacijų pavyzdys, pavyzdžiui, trūkumas. Turim paskutinę vietą savo komandai, tu gali greitai, šią savaitę, šiandien reikia apsispręsti, ar tu pas mus ar ne. Čia dažnai būna, pavyzdžiui, parduotuvėje galite matyti, ne? Oi, kaip ten, limituota serija, liko 3 vienetai, tuoj čia išpirks ir taip toliau. Ar tikrai tų vietų neatsirastų daugiau? Atsirastų. Aišku, kai kuriais atvejais traukinys yra vienas ir kad jis išvažiuoja, nuvažiuoja, ne? Bet
Daugelį gyvenimo atveju būtent tas trūkumas išnaudojamas grinai, tai tokia emocinė manipuliacija. Kitas dalykas – mada. Ne? Mada, mes esam, ko mes tik dabar nesam išsipopuliarinę ir pripratę naudoti. Esu tikras, kad daugelis iš čia girdėjo tokį dalyką kaip Dubajaus šokoladą. Ir iš manusio suprantu, kad girdėjo. Kuo jisai ypatingas? Nieko. tą patį šokoladą jūs galėtumėte nusipirkti anksčiau su tokiais pačiais priedais, įdarais, taip toliau, bet mada. Tai čia šitoje vietoje, aišku, labai sunku madą formuluoti, jas, kaip sakant, formuoti, plėtoti, bet faktas yra labai paprastas. Jeigu tuo metu yra banga dėl kažko, jūs turite galimybę ant tos bangos sušokti. Ne? Čia nebūtinai reikia būti, kad mada, pavyzdžiui, daryti kažkokį projektą. Ne. Pavyzdžiui, sujungkit madą su draugais, ne? Tuo metu, nežinau, jūsų mokyklos rankinio, krepšinio, futbolo komanda laimėjo. Ne? O kaip krepšininkai tenai, trys krepšininkai, komandos lyderiai, visi juos mokykloje atpažįsta, duoda 5 ir taip toliau, taip toliau. Pritraukit tą vieną krepšininką ir parodykit, kad krepšininkai ne tik laimi, bet dar ir rimtus dalykus daro. Ne? Išnaudokit tą madą, kas ant bangos ir pritraukit pas save. Nu, čia čempionai kaip pavyzdys. Tai čia tik keli vėlgi pavyzdžiai, bet jeigu taip žiūrint plačiau, kas tai galėtų būti, ne? Pasikartojamumas, nuolatumas, ne? Socialinis spaudimas, draugai ir taip toliau, taip toliau. Apskritai, gražumas, ne? Gražiai jūsų projektas atrodo, gražiai jūsų nuotraukos Instagrame žiūrisi, kažkokia įžymybė, nu, turit kokį nors ten pažįstamą, mažiau daugiau įžymybę, ne? Pritraukit pas save, bent jau padarykit su nuotrauku. Nepadarėt nuotrauką, parašykit Facebook'e, ar galėtų žmogus kažkuris parašyti apie jūsų, ne? Iš 30 laiškų, bent vieną gausite teisingą atsakymą. Nu, neteisinga, o teigiamą. Ok, pasidalinsiu jūsų. Ne? Kažkokia reikšmingas žmogus, nu, pavyzdžiui, mokyklos direktorius, ar mokyklos direktorius pavaduotojas, vėlgi, kad kažką tai padaryti. Gal tai visiškai nesvarbu, galbūt kažkuris kitas mokytojas, galbūt darbų mokytojas mokykloje yra pats svarbiausias ir pats mėgiamiausias. Ne? Eikit pas jį ir išnaudokit jį. Ne? Vėl, su racionalumu, su protingumu čia jokio ryšio nėra. Bet, kaip sakiau, mūsų didžioji dalis sprendimų atsiranda emocinių pagrindo. Nu ir čia toliau vizualika, muzika, nu, tiesiog. Okay, ačiū, gerai. Labai stiprus dalykas yra baimė. Baimė, ką nors netekti, kur nors nespėti, kur nors nesudalyvauti. Tai va čia šitoje vietoje tą baimę irgi galite apsukinėti, aišku, ir proto ribose, nes paskui ten galite toliau nuvažiuoti. Pardon. Važiuojam toliau. Kaip sakiau, visas šitas, ką aš čia pasakoju, kam įdomu, gali plačiau pasidomėti, yra tokie 3 raidės. ELM. Angliškai tai Elaboration Likelihood Model. Jeigu lietuviškai verčiant, aš visada bandau tikimybės, kad jūsų mintis bus protingai arba sąmoningai išgirusios. Tai vėlgi pasikartosiu, kairiai pusėje yra tai, kas yra protinga, sudėtinga ir racionalu. Dešiniai pusėje šalutinis kelias, kur eina visos mūsų emocijos, bet kuris yra dominuojančios. Tai čia pirma dalis. O antras mano patarimų dalis yra kitokia. Iš esmės, jeigu taip labai supaprastintai, didžioji mūsų apie bet ką dalyvavimo dalis prasideda nuo visiško nežinių lygio. Bet aš atėjau šiandien, apie tą GLOB programą buvau girdėjęs tik tai tiek, kiek man Monika buvo pasidalinęs. Dabar aš jau kažką išgirdau, kažką pamačiau, kažką pabendravau, kažkiek paaugau ir taip toliau. Tai grubiai tariant, tam, kad aš sudalyvaučiau renginyje, nu kažkur tai veiksme, taip toliau, yra labai daug laiptelių. Ir priklausomai kokiam aš laiptelį esu, mane domina visiškai skirtinga informacija. Pradžioj, man svarbu apskritai, kas čia vyksta. Kai aš jau dalyvauju renginyje, aš jau esu, tam tikrą prasme, ne renginyje, bet ten projektą, kažką renku, taip tam, aš jau esu profesionalas, man jau ten išaiškino, kaip matuoti, kur rašyti, kur išsiųsti, kaip gauti, taip toliau, ne? Aš jau ten esu įsigilinęs. Taip, kokie laipteliai yra tarp tų dviejų labai tolimų dalykų? Pirmas dalykas, tai aš pamatau kažkokį tai kvietimą, plakatą, reklamą, dar kažką. Aš tik tai atkreipiu dėmesį. Jeigu jūs atsispausdinat kažkokio savo projekto reklamą, aprašymą,
pakabinat ant skelbimų lentos, arba išplatinat per elektroninio pašto grupsą, arba socialinę tinklę patalpinat. Tai, kad jis patalpintas, pakabintas, visiškai nereiškia, kad kažkas pamatė. Iki nuo jūsų skelbimo pakabinimo, paskelbimo iki pamatymo yra ilgas žingsnių sąlygų klausimų ratas. Jeigu jūs iškalbintumėt skelbimą Liepos vidury mokykloje, tikėtina, kad jį pamatytų 3 žmonės. Valytoja, direktorius ir jūs pats. Ne? Jeigu jūs tą patį skelbimą iškabinat, dabar, pavyzdžiui, pavasarį arba rudenį, kai visi čia juda ir taip toliau, jį pamatys gerokai daugiau žmonių, bet vėlgi su užlaikymu. Jeigu jūs iškabinsit penktadienį vakare, tai jį geriausiu atveju pamatys pirmadienį, ne? Didžioji dalis žmonių. Gerai, bet kažkas pamatė. Tai, kad pamatė, nieko nereiškia. Jūsų gali būti gražiausia paruošta instaliacija, gali būti kažkokiais performances, tai toliau, vaidinimas, vėlgi, ten nuostabiai nemokami sumuštiniai ar dar kas nors, tai pamatė, bet reikia, kad žmogus susidomėtų. Vėlgi, grįžtam prie pirmos dalies, koks motyvas nuo to pamačiusio žmogaus, dėl ko jis turėtų pas jūs sudalyvauti, prisijungti dar kažką. Ta susidomėjimą formuoja tai, kad jūs jau turite užkoduoti iš karto toj pirminiai žinutėj motyvą. Va čia tau svarbu. Ar tai būtų klimato kaita ar nemokamas sumuštinis yra visiškai nesvarbu. Svarbu įgyvendinimo prasme, bet struktūriškai ruošiantis ir dėliojant visus argumentus, tai yra tiesiog priemonė motyvuoti ateiti žmogų čia. Aš jau susidomėjau, galvoju, gal ten kažkas, pažįstamų veidų, ne? Pradėjau mąstyti. Jau neblogai. Bet tai, kad aš pradėjau mąstyti, visiškai nereiškia, kad aš pritarsiu, ką jūs man siūlote. Tada, tik tai, kai aš supratau, apie ką čia, pradėjau mąstyti ir ten susiformavo kažkokia mintis. Tai palaukit, tai čia jie tą reiškia dar. Bet ar aš teisingai supratau, irgi ne faktas. Kaip sakiau, jūs galėjot parašyti prancūziškai ir niekas nesupras, ne? Lietuvoje dažnas atvejis, pavyzdžiui, man sako, taigi mes padarėm reklamą, paleidom ir niekas nereaguoja. Savo plakat. Ten buvo konkretus atvejis iš Švenčionių rajone. Švenčionių rajone jie iškabino lietuviškus plakatus, kai Švenčionių rajone lietuviškai kalbančių yra grubiai pusė vėlgi. Ten hiperbolizuoja, bet tai vėlgi, kas samas tiesiog nesuprato, ką lietuviškai parašė. Tai mačiau, pamačiau plakatą gražų, perskaičius Facebook'e skelbimą, galbūt jūsų išdėlioti motyvai atitiko, gal netitiko, ne? Kažką supratau, apie ką man čia seka. Ir turiu su kažkokia savo nuomonė, kuri nebūtinai teisinga, bet turiu. Nieko ten rimta, taip toliau. Arba priešingai. Taigi žiūrėk, čia Petras ten eina, tada rimtas dalykas, kur Petras, tai ten jau visi dalykai. Jo. Vėlgi, turiu savo nuomonę. Tas visai vienaip ar kitaip susidėlioja. Ne? Toliau. Gali būti, kad vėlgi, aš bėgau pro tą skelbimų lentą, pamačiau, Petras gerai, normaliai, bet man jau neužsifiksavo. Aš pamačiau Petras, pliusą vėl uždėjau ir nubėgau. Tam, kad kažkokią informaciją iš tiesų nugultų pas mane atmintį, daugelį atveju reikia bent kelių kartų. Kažkada tai buvo daryti tyrimai, tam, kad jūs, pavyzdžiui, visi žinot, skelbimo milteliai yra, ne? Tai jeigu kažkas atsiranda naujas skelbimo miltelių prekės ženklas, tai grubiai reikia 34 kartų kažkaip vienaip kitaip pamatyti, kad tas naujas prekės ženklas pas jūs atsirastų atminty toj nuolatinį. Kitu atveju tai tiesiog dings nuplauks. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai mes turim kažką tai naujo, savo idėją, turim kartoti skirtingais būdais ir nesitikėti, kad iš pirmo plakato pas mus kažkas tai išgirs, pamatys. Aišku, čia yra nusibodimo rizika arba to spamo rizika, ne? Jeigu mes kiekvieną dieną pradėsim visus savo klasiokus, visus savo pažįstamus atakuoti e-mailais apie jiems vis dėlto neįdomų projektą, arba jiems nesumotyvuotą, jiems nesuprantamą dalyką, jie sakys po 5 laiško, žiūrėk, gal jau gana nuo tų e-mailų. Taip, kai aš jau turiu kažką atminti, aš bandau prisiminti ir galvoju apie tai, ne? Kažkada man prireikė. Žiūrėk, iš tiesų, turiu, kaip ten dabar vadinasi, tie socialiniai kreditai, ne? Iš tiesų, čia dar uždėtų man tuos 5 trūkstamus socialinius kreditus ir visi būtų tas ant to, dar ir šiaip fainai tenai būtų, ne?
Ir aš tada bandau prisiminti, žiūrėk, už kačiukų vedžiojimą, ten šuniukų vedžiojimą man ten duotų kiek ten 2 ar 3, jeigu neklystu, duoda, ne? Čia gal duoda tiek, nu tai gal čia geriau, ne? Bet čia reikia tiek ir tiek daugiau laiko skirti, o ten lengviau. Ir prasideda mąstymas, ne, toks dėliojimas, mes nesam vieni, tokių pačių projektų yra daugybė, ne? Ką mes darome. Gali susidomėti mūsų močiutė ne mumis, o kitų anūkų, pavyzdžiui, ne? Kitas anūkas arba anūkė gal kažką geresnė padarys. Nu, tai va čia šitoje vietoje prasideda natūrali tokia gyvūno atranka, kuris geresnis, kuris naglesnis, kuris geriau sugeba pamatyti. Nu ir tada mes jau apsisprendžiam. Gerai, dalyvausiu. Kiek aš kartą esu pasakęs kur nors, kad aš dalyvausiu, bet nesudalyvavau, jau galima pamiršti daugybę kartų. Ir čia natūralu, mes tokie žmonės. Mes priimam sprendimą, bet iki veikimo, žiūrėkit, būna dažnai apklausos, už ką balsuotumėt kituose Seimo rinkimuose. Ir ten visi sako, aš balsuočiau, taip toliau. Kas antras nebalsuoja Seimo rinkimuose? Jie meluoja, kad balsuotų. Nu, bet apklausoj sudalyvauja, apklausoj, sakančių, kad jie nedalyvaus rinkimuose, būna kažkur ten 15%, nu iki 20% priklauso. O nedalyvauja 50%. Tai keli trečdalis respondentų tiesiog pameluoja. Nu, jie nepameluoja, ne iš tos salės, bet jie tiesiog sprendimą priėmė sudalyvauti, bet šimtas gyvenimo priežasčių, dėl ko jie neateina į renginį, kodėl jie neprisijungia ir nepadaro to sprendimą. Bet po sudalyvavimo dar yra dvi dalys. Tai yra, po sudalyvavimo yra kažkokie įspūdžiai, ne? Bet jūs sudalyvautumėt kažkokio atostogų stovykloje, vasaros stovykloje, dar kažkokius projektus darytumėt. Ir po stovyklos jūs dar turite savo įspūdžius. Tuos įspūdžius irgi galima išnaudoti. Dažnai būna, pavyzdžiui, na, užpildykit trumpą apklausą, dėl ko ten patiko tas, nepatiko tas lektorius geras, tas blogas, ten ta veikla įdomi, ta neįdomi. Čia galvojate labai, nu, kaip, šiek tiek įdomu, ką jūs galvojate irgi, bet dar didesnė dalis yra svarba, kad jūs priminti, kad jūs dalyvavote, kad jūs patys savo pakartotumėte ir pripažintumėte, o, čia šitas buvo įdomu. Nes ateis kiti metai, ateis vėl kiti pasiūlymai ir gali būti, kad jūs irgi ten sudalyvaus. Nuo 12 vietoj, nuo podalyvio mes jau galim tapti, kai jau labai viskas patiko, kai jau mes fainiai pripažinom, čia rimtas dalykas ir taip toliau. Ateina toks etapas, kai mes tampam to dalyko fanai ir įsigilinam, įsiveliam į vidų labai stipriai. Ne? Tai pasikartosiu. Visa ta seka nuo visiško nežiniuko iki fanų eksperto lygio yra ilgas laiko tarpas. Kas įdomiausia, jeigu mūsų neužatakuoja, jeigu mūsų nepriverčia kažko tai mąstyti, kažką tai vienos ar kitos informacijos paimti, mes taip slenkam žemyn. Vat čia pradinukų nėra, man atrodo, ne? Nėra. Tai vat jūs dabar, aš galiu garantuoti, kad kuo jūs vyresni, tuo mažiau savo pradinės klasės draugų vardų galėtumėt prisiminti ir pakartoti. O tai jeigu aš taip pat prisimenu universiteto grupiokus, aš dar galėčiau vardais net ir pavardėm suvardinti. Ne? Savo klasiokus irgi galėčiau suvardinti. Pradinio klasių jau sunkiai, o jeigu aš paklausčiau darželio grupės draugų vardus, nu aš manau, kad jau labai retas galėtumėt daugiau nei kokius 5-7 išvardinti. Nors ten kaip būtų grupės visai nemažas. Tai kas čia vyko? Mes darželį lankėm ir ten kiekvieną vardu ir paradą galėjom, žinai, aiškiai. O labai paprastas dalykas. Jeigu mums kažko neprimena, mūsų atminties arba dėmesio lygis mažėja ir net jeigu 7 laiptelį kažkas nugulė į mūsų atmintį, per laiką tas žemė vėl nukrito į nežinuko lygį, ne? Ir jeigu aš pakrausčiau, kaip yra Pitagoro teorema, tai čia daugelis gal pasakytų, ne? Bet jeigu aš paprašau koks nors Planko dėsnį, pavyzdžiui, arba Planko konstantą paaiškinti, ne? Aš manyčiau, kad jau retas, kuris, kas čia fizikų, chemikų gal dar yra skaitas, ne? Bet didžioji dalis apie tai negalėtų pasakyti. Čia įvyko tas natūralus užmiršimo procesas. Kaip to išvengti? Kartot, neperlenkti. Bet dar svarbesnis dalykas yra, kad kiekvienam šitam laiptelį mes turim teikti skirtingo lygio informaciją. Apatiniam lygmenį mes turim tiesiog informuoti, kad kažkas vyksta. O vadžiuojam, 11-12 laiptelį esančiam žmonėms mes jau turim detaliai, su niuansais ir taip toliau viską aiškiai. Tai kas čia buvo toks? Čia vėlgi yra toks William Jamesas Maguire'as
ir domino modelis. Domino modelis, tie domino kauliukai vienas ant kito sudėlioti, ne? Jie rodo, kad mūsų suvokimas arba įsigilinimas į kažką yra sudėlioti taip pat palengva. Bet kaip prieš tai pirmą nuodį kalbėjom, racionalus įtikinėjimas yra sudėtingas, beprasmis, nes didžiąją dalį dalim galima viską nuversti per emocijas. Bet aišku, reikia valdyti emocijas. Tai ačiū. Jeigu tai.